Sveiki, tai mėnulio užtemimas artėja, taip, ir praėjom tą vadinamąjį koridorių ir tie užtemimai būna matomi ir būna nematomi. Ir šitie užtemimai, tarkim, Indijoje nei Saulės, nei mėnulio nematomi, bet Lietuvoje taip dalinai matomi. Ir mes žinom jau, kad pagal gamtos dėsnius mes į užtemimus nežiūrime, nors tai skatina visas pasaulis, nes šitoje epochoje demoniškos žinios valdo, nedieviškos žinios. Taip, ir reiškia, dauguma bus linkę elgtis taip, kaip elgėsi minė. Ir supranta to ar nesupranta, bet dauguma elgėsi taip, kaip elgėsi minė. Nelieka savito, reiškia, unikalumo, savitos išraiškos, kūrybiškumo. Ir dauguma tik kopijuoja. Čia su merginom irgi turėjom tą kopijavimo temą. Viena iš mano studentų norėjo pakalbėti apie tai, bendrą, kas klauso Džuvų radijo. Įkelsiu komentare keletą laidų, jeigu nematėt, ten visai įdomu paklausyti, bet būtent tokiem nesisteminiam žmonėms daugiau skirta. Ir kopijavimas, pavyzdžiui, kopijuojam vieni kitus. Kaip bebūtų, tai kopijuojam visi. Visi, ne, čia, ta prasme, tu nori ar nenori. Aš atsimenu, kai aš jau užaugau, buvo man 21 ir aš stebėjau, kaip aš jaučiau, kaip aš mamos kūno judesius net atkartoju, nes kadangi gyveni kartu, tu žiūri į tą žmogų, tu nori, nenori, perimi jo emocijas, jo karmą, jo netgi judesius, mimikas, viską. Tai taip žmonės ir išmoksta gyventi žmonių pasaulyje, jeigu juos augintų drambliukai ir meškiukai, jie niekada prie to nepritaptų, įdomus dalykas. Su mama prisiminėm, kad mūsų su broliu daugiau augino gyvūnai negu kabutėse žmonės. Įsivaizduojat, taip, ir dėl to dabar tokią naują idėją turiu knygai. Šitą tikrai noriu parašyti, nes tai bus mano gyvenimo projektas. Knyga būtent apie tai, kaip mes pažįstam pasaulį per gyvūnus. Per gyvūnus. Ir taip tikrai labai daug, kažkuria prasme, mūsų brolių augino gyvūnai. Šunys, katinai, žiurkėnų, papūgų, visko turėjom, vištos, viskas, kas tik nori. Ir labai labai daug prisiminimų tokių žavių yra būtent apie gyvūnus, kad gyvūnai instinktus, jausmus kartais turi net tikresnius ir stipresnius. Čia galbūt ne į temą, bet kaip tik šiandien sūnui pamoka buvo, kadangi jis mokosi online, tai tenka pagelbėti, knygutę perskaityti. Ir ta knygutė buvo tokia, žiūri, aš buvau kosmo, mane ta prasme absoliučiai šokiravo, kadangi daugybę metų nežiūriu jokių filmų, nežinau kiek, kokie 6-7, absoliučiai ne vieno filmo holivudinis, ne holivudinis, jokio. Knygų praktiškai irgi nebeskaitau, su žmonėm bendrauju minimaliai ir taip toliau. Ir kai tu pamatai tą, kas vyksta jų pasaulyje, ką jie ten mokosi, studijuoja, tai ištinka, tikrai šokas. Čia gal kažkam ims juokas iš to, bet aš turiu savo evoliuciją, kai pradeda aiškinti, kad tu čia turi šitoje žemėje adaptuotis ir pritapti, tai yra didžiausia nesąmonė, kokią esu girdėjus man asmeniškai. Būtent dėl to, kad yra žmonių, kurie sugeba mokytis iš visko ir tikrai nereikia čia kažkieno patarimų išorinių klausytis, jūs ten patys savo patarinėkite, jeigu niekas neklausia, nes labai dažnai mėgsta šitą prikišti. O tai tu čia jau nepritapsi prie žmonių, o tai čia su mumis nesišnekėsi. Ne, nesišnekėsiu. Kai bus apie ką, tada ir šnekėsimės, ne? Nėra apie ką šnekėtis. Tiesiog nėra apie ką šnekėti. Ir toj knygutėj rašo, kaip berniuko, Belrods Džeimso tėvai ir jisai išvažiavo į Londoną ir tuos tėvus suvalgė raganosis. Suvalgė raganosis. Ir jisai liko vienas ir jį augino 2 tetos, kurios buvo baidyklės, baisius. Uždarė jį ten tarp grotų, kažkur maitino mūšiai ir taip toliau. Tokia siaubo istorija. Ir prisiminiau, taigi visi filmai ir visos knygos ir būdavo apie tai. Ir aš taip leidau savo paauglystę kažkiek minimaliai, jau po to, kai jau su gyvūnais mažiau bendravom. Ir skaitau, galvoju, o siaubė. Sakau, darom jau čia tą užduotį geriau. Ten reikėjo parašyti, kas yra draugystė. Nes ten ta istorija toliau vystėsi. Ir sūnus man sako, mama, tu turi suprasti, kad čia yra netiesa, čia netikra istorija yra, sako, čia neteisybė. Nes jeigu, sako, tu galvosi, kad čia teisybė, tau širdis skaudės. Ir tai būtent pagaunat save
Širdį gyvena arba dieviškumas, amžinybė ir žinojimas, arba baimė. Ir ką nuolat filtruoja? Bijoti kažko ten, nedaryti kažko, nepasitikėti kažko ten ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dabar kas yra tie užtemimo koridoriai? Kas jie yra, jūs pagalvokit, jie daug apie ką. Bet kai visur, aš nemačiau, jeigu jūs matėt kažkur pagal tikruosius gamtos dėsnius bent vieną interpretaciją, prašau pasidalinkite. Vėlgi sakiau, aš nežiūriu, užtenka antraštės ir 10 sekundžių paklausyti. Tas pats, kaip sakiau, putpudak, visi Putinai, visi ten kažkokios ir toliau integruojamos naujienos. Pavyzdžiui, aš nežiūriu to televizoriaus nuo paauglystės. Bet kas iš to? Aš nežiūriu televizoriaus, kaip kietai, bet žiūriu YouTube'ą, žiūriu Facebook'o nesąmonės, tai tu žiūri dar baisesnį televizorių. Ir ką ten skelbia? Ten kažkas kažkur, tos vaikus pagrobė, kažkas ten karas, ten putpudak, ten vėl nelaimės kažkokios, aukokit nelaimėms. Kodėl negalime aukoti laimiai? Aš niekaip nesuprantu, kodėl jūs negalite aukoti savo pinigų ir laiko laimiai. Nelaimiai reikia aukoti. Dabar kas vyksta? Kiekvieną kartą, kai būna šitie užtemimų koridoriai, Rahu ir Ketu tema, tai yra astrologinė tema, beje, vis dar galite jungtis į astrologijos kursus, dar yra 5 vietos. Rugsėjo 1 pradedam ir ten labai daug apie ką šnekėsim, bet daugiau eisim į gamtos išmanymą, nes kai jūs gyvenat pagal ciklą, kiekvienas gyvenimo etapas pasilaimina. Yra žmonių, kurie tą jaučia savo vidinių pojūčių. Galbūt mūsų babytės, seneliai, dabar labai mažai kurie tą jaučia tikrai, bet dar būna tokių. Dažniausiai jie gyvena gamtoj, vaikščia natūraliais plaukais, susivėlę, galbūt nesusišukavę, kokia tragedija, Jėzau, susišukuok plaukus. Tai jeigu tau reikia, tu ir šukuokis, net nesiruošiu, dėl to esu savaitę gyvenus be šukų. Ot tragedija. Ot kokia tragedija. Ir paskui atvažiuoja pas mane, ten kažkokios tai stovyklos būdavo, o tai sako, tu pagalvėlės po užpakaliu neturi. Sakau, ką tokios pagalvėlės po užpakaliu? Gerai, kol jums karma lemia, kad jūsų visą laiką jums pames pagalvėlę po užpakaliu, bet nebūtinai tai bus. Tai tokių gamtinių žmonių dar yra. Ir pažiūrėkite, jie senatvėje yra laimingi. Jų akis švyti, o jie nebamba ir neklykia per balkoną, kad šuo prikakojo ar dar kažko tai viso, arba Facebook'e ten drapalina komentarais, ne? Neturi ką veikti. Pikti nelaimingi žmonės, antgamtiški žmonės, kabutėse žmonės, prisimenam, aš irgi pamirštu. Čia buvo toks bendramintis, žiūriu, pakomentavo, sako, atgimsta žmogiškojo kūno jau šunimis vabzdžiais. Taip, dėja taip. Žmogaus kūnas nereiškia, kad ten patalpintas žmogus yra reikalų. Ką paveikti, kad grįžti į žmogiškąją būtį. Dabar dar kai ką pasakysiu trumpai, bet čia kas atvažiuosite kažkokius susitikimus, ar ateinate į mano paskaitą, zoomus, tai plačiau apie tai pasakojam ir kalbamės, ne? Kad dabar, kodėl, Žemė yra tokia skirtinga, tiek skirtingų, čia yra visokių būtybių, kokių tik norit. Ir kažkas mums yra priimtina, kažkas nepriimtina. Tarkim, nepriimtina ten kažkokios homoseksualų eitynės, ar ten vaikų tvirkintojai, arba nepriimtina yra tokie mankurtai, kurie nebeturi širdies ir jų elgesys nebepateisinamas žmogiškom normom. Ir dar kažkas, mums nepatinka ir mes visiškai turim pilną teisę, kad mums tai nepatiktų, bet mes dėl to neturim reikšti nuoskaudų ir negalim norėti, kad pasaulis būtų gražus. Šitą labai svarbu akcentuoti, daug kur tenka pamatyti kažkokių tai skundų, kad nebėra žmonių, bet tuo pačiu norintys pagerinti pasaulį ir norint, kodėl negali būti visur taika. Kodėl negali būti visi laimingi. Jie nenori, kada jūs suprasite, nenori, jis nori žudyti, kenkti, valgyti kitas gyvas būtybės, siekti pripažinimo, būti pats turtingiausias. Jeigu tu nori būti labai labai turtingas, ką tai reiškia? Negali visi tokie būti. Tu atimi iš kitų pinigus, kažkas turi būti labai labai skurstantis. Kažkas nori turėti 5 milijonus. Aš atimu tos pasaulio pinigus iš kažko ir jisai turi tik tais 2 centus arba iš vis minusą sėdi. Dėl to duota, kiek duota. Godumas ir taip toliau. Ir aš noriu pasikartoti. Ar mes galim norėti už visas nuolat gimstančias būtybės,
kurios nuolat gimsta ir turi įvairiausių norų. Ir jis nori pasaulio blogio, nori nelaimingo pasaulio, nori viską savo susigrobti, apgaudinėti, meluoti. Šitas Kalijugos amžius yra melo ir apgavystės. Ir tie, kurie yra patys didžiausi melagiai ir apgavikai, visam šitam televizoriui skelbia priešingą informaciją, kad kažkas juos programuoja, kad jie bus nebe žmonės yra, kad čia melagiai kažkur. Niekas nieko neprogramuoja. Ko daugiau, tas ir vyksta. Kokių daugiau, tas ir vyksta. Tai mes galim norėti tik už save. Tai jeigu jūs turite tokią nostalgiją, kad šitas pasaulis būtų gražesnis, tai yra, jūs galit perkelti šitą norą į tik savo. Ir tokiu būdu jūs atrasit praktikas ir žinias, kurios jums leis gimti gražiame pasaulyje per gerąją karmą ir askezę užsidirbtąją. Tai yra visiškai normalu, tai yra intelekto požymis ir dabar 90% būtybių nesuvokia, kad yra intelektų paremtos žinios, kad yra intelektas, aukščiausias žinojimas, gamtos dėsniai, kad tu viskas, ką tu darai dabar, tai yra tavo ateitis. Viskas. O per tuos koridorius, užtemimo koridorius, pažiūrėkit, kur jūs praleidot šitą laiką, kuo jūs domėjotės ir ką jūs veikėte ir ko jūs bijojote. Baimė ir širdis, viskas užsidaro. Bet kokia graži ateitis užsidaro. Gražus bendravimas su žmonėm, santykiai, viskas užsidaro, nes jūs nuolat bijote. Ir kas tą baimę kudakuoja? Taigi propaganda. Arba kaimynė, sako, apie ką aš šnekėsiu su kaimynė, jeigu aš nieko nežinosiu, tai ir apie nieką ir nešnekėsiu. Jeigu nėra ką šnekėti apie nieką ir nešnekėsi, o kam šnekėti tas nesąmonės? Tokiu būdu turėsi gražią ateitį. Ane? Čia gal skamba kaip pasaka, bet tai yra visiškai realybė. Ir kai rašinėja, kad dimensijos dažniai, pasaulis išeina į 5. dažnį, taip ir yra. 5. dažnis ir išmatavimas yra transcendentiniai pasauliai. Transcendentinės praktikos. 4. dažnis yra aukštesni pasauliai už žemę ir aukštesni įsikūnymai. Angelų sąmonė. Ir, sakykime, dar 4. dažnį įmanoma yra kažkaip pasiekti šitoj žemėje, o transcendentinį 5. tik tai su transcendencija. Tai yra dvasiniai pasauliai, amžini. Netokie, visiškai. Tam reikia daug žinių, daug paskaitų, daug klausyti tų, kurie turi dvasinį kūną, dvasiniam pasauliui. O 4. dažnis kažkiek yra prieinamas. Ir kas tai yra? Tai yra 5% maždaug šito pasaulio būtybių, bet jie jau yra žmonės, turi aukštesnį dažnį, energetinį dažnį. Šitą energetinį dažnį gali matyti mistikai, jogai, jeigu jie nori. Nes tikrai yra daugybė jogų, kurie jums iš vis tai yra neįdomu apie tai, ką aš čia šneku. Man įdomu. Taip gaunas, kad man įdomu. Kažkiek, nes kad suprasčiau savo aplinką. Ir kad apsireikštų būtent Murari Gupta ajurvedinis absoliutas. Absoliutas tai yra žinios, sveikatos žinios. Absoliutas pagal Murari Gupta, paskutinis tikrasis ajurvedos gydytojas, visi kiti yra jau nebetikri. Tik kažkiek tai gali gydyti tą būtybę, kuri yra žmogaus kūne, bet ne pagal tikrąją ajurvedą. Visos žinios yra paslėptos. Ir jos sako, ką? Vieną dalyką galiu atskleisti šią žavę progą, kad kodėl dabar, pavyzdžiui, tiek buvo ir madoje tas vegetarizmas, ane? Būt vegetaru. Ar ten kažką tai daryti. Apie tas kabutėse dvasinės praktikas nekalbam, nes tai yra tiesiog iš neturėjimo ką veikti. Kai dingo žemės ūkis, bulviukas nebereikia, žemdirbiais nebebūna, babos, mamos nebevežioja sunkvežimiais bulviukas. Nežinau, ar jūs važiavot, aš tai važiuodavau, mokyklą neįdavom ir važiuodavom su sunkvežimiu bulviukas. Dabar keliauja ar kažką tai daro ir nebedirba niekas nieko. Ofisuose nusikrapšto ir skaito apie psichologiją ir nebeturi ką veikti. Dvasinis kelias tikras neįdomu, bet tiesiog neturi ką veikti. Ir blūdija. Ir dėl kitų priežasčių blūdija. Tai apie tai nekalbam, bet kažkiek tai yra susiję. Bet atsakysiu į tą klausimą išsamiau, kodėl reiškia vieniems pasisekė. Ir jie, pavyzdžiui, 20 metų, jokių ten nei tos kiaulės, nei to lavono kažkokio smirdančio nevalgo, nei tos vištos, nuo kurios kudakuoja mėsos. Būtent dabar dėl to apie tai. Kodėl? Yra tas energetinis dažnis, kuris reiškia žmogų. Žmogus yra maždaug 420
dažnis, aš sakau, tai yra subtilus matymas, jūs galite net neieškoti, nerasit, tą mato tik keli pasaulyje žmonės. Ir nuo to prasideda žmogus. Ir jeigu jūs gimėt su tokiu dažniu, nes gimė kūdikis jau atsinešė. Aš kai gimiau, buvo tikrai ganėtinai aukštas dažnis ir taip karma lėmė, ir tai aš nieko dėl to nekaltinu, mano karma taip lėmė, kad aš gimiau giminėje ir šeimoje, kur gėrė kraują, valgė kraujinius vėdarus ir tas kiaulės ten skerdė. Ir man labai skaudėdavo širdį, labai tikrai. Ten tos viščiukus laidodavom, atsimenu, su pusbroliu ir su pusseserė ir su broliu, darydavom laidotuvės. Vienas iš baisiausių vaizdų, kaip vištos lakstydavo be galvų. Tai reiškia, jau būdama vaikas, tu supranti, kad čia ne tavo pasaulis, kad čia kažkokia bjaurastis vyksta. Bet yra kaip yra, ne? Tai tikrai labai pakenkė mano sveikatai, tikrai nebuvo jokių vėžių, jokių pavadinimų, bet tam tikrai dalykai įvyko dėl ko, kad aš ten 2 kartus per savaitę kažkur valgydavau žuvies, vištienos arba labai retai kartais kažkokios mėsos, ne? Nes, praktiškai aš dėl manęs vienos, tai ačiū mano šeimai, jie skusdavo morkas, jie darydavo bliūdai salotų, aš kažkokiu būdu sugebėdavau išsiprašyti bananų ir obuolių, nors sakydavo, tu iš to neprivalgysi. Ir taip toliau, bet aš tiesiog negalėjau egzistuoti. Aš tikrai sakau, aš žinau, kad aš būčiau jau mirusi, būtų paliktas kūnas labai anksti, jeigu mano organizmas nebūtų turėjęs galimybės valytis va tokiu būdu. Ir reiškia žolėm. Ir kadangi tas energetinis dažnis yra aukštesnis, tai reiškia, kad siela netaip senai buvo aukštesniuose pasauliuose, yra daugiau satva gūnos, tai mityba tampa visiškai kitokia, negu įprastai valgo. Ir šiai dienai, netgi ta pati ajurveda Indijoje gydytojai jau yra mokomi, kad reikia mėsos, nes yra daug tokių būtybių, kurie ją valgo ir negali be jos gyventi. Ir nėra čia pas ką eiti. Man netinka ne vienas iš šitų gydytojų, tai aš atradau savo būdus, pagal savo gimtį. Dėl to, kas ateina ir mokytis, gauna ir tą asmeninį suvokimą, kai kurie labai greit išeina, nesupranta, kad čia visiškai ne jam. Ir ačiū Dievui. Bet praktiškai paskutinės visos grupės astrologijos, visos merginos buvo nuo 500 dažnis. Tokį pritraukia ir mes nesam dėl to geresni, čia dabar nepradėkim tverkti pagalvę, kad čia kažkas pasipūtelis. Tiesiog tam reikia žinoti, jeigu jūs turit vaiką, kuris to atsisako, kuris yra toks, kuriam skauda širdį, kad medelių šaką nukirto, kuriam dėl viso pasaulio skauda širdį, nes aš turiu dar vieną ir tokią bendramintę, kurią vaikystėje išveždavo į ligoninę, jeigu jinai suvalgydavo mėsos, kuri bažnyčiai alpdavo. Įsivaizduojat, koks žmogaus jautrumas, tai yra kosmosas. Nes aš tai ėjau į bažnyčią ir pas tą kunigėlį ten ėjau, kokius 3 kartus sakiau, kad aš ten susipykau su mama, susipykau su broliu ir vieną kartą buvau padarius baisią nuodėmę. Tai iš barbės ranką paėmiau iš draugės, nes mano barbė buvo be rankos ir aš ten 1,5 metų dėl to graužiaus. Įsivaizduojate, iki kokio lygio reikia būti. Ir paskui sėdėjau ir maldavau Dievo, prašiau, kad man išoperuotų sąžinę, nes aš neišgyvensiu čia. Pirma, tai valgyti čia kiaulės reikia. Antra, čia nuolat kažkur kapanuotis su tokiais melagiais, apgavikais ir kurie ten tik tai apgaut nori ir taip toliau. Trečia, dėl visko kažkaip kelia siaubą ir taip toliau. Kol tu atrandi savo pasaulį, savo praktikas, savo žmonės ir įsigalina tokia jėga, kur jau niekas nebegali šito sustabdyti. Tiesiog niekas. Niekas, nes tai yra transcendentiniai pasauliai. Taip. Ir kiek bijo tą pasakyti, sėdi ir dreba, ir bijo save parodyti, ir toliau sėdi tam pačioj pasaulio tamsoj. Vietoj to, kad šoktų į naują kūrybišką pasaulį su tais 5%. Tik tiek ir tai yra, įsivaizduojat, koks tai yra siaubas, tai yra katastrofa. Tai nuo 420 iš vis mėsos nereikia. Visiškai. O jeigu tas dažnis yra apie 1000, aš vieną moterį klausiau, jinai sakė, kad moteris daugiau turi aukštus dažnius, bet man tai nepasitvirtina visiškai, labai daug radau 5 vyrus 1000 dažnių. Tai jau prilygsta angelo sąmoniai, tai vadinamajam 4D ir tokie žmonės jau savaime yra gydytojai, bet jie negali bendrauti su žemesnių dažnių pasauliu ir daug kas dar kapanuojasi tame, dar bando, nes tai yra šeima, artimieji, dar kažkas.
Dėl to pasvajoti apie kažkokius aukštesnius pasaulius, laimę, širdį, ramybę ir sąmonę, jeigu jūs laikotės to įsikibę. Bijo dėl pinigų, dėl kažko, nes, kaip bebūtų, tai visi sąveikaujam, kažkas ir iš manęs nusiperka, ar man svarbu, koks to žmogaus dažnis, ale nekiek, ale visiškai nekiek, bet jeigu man čia kartu reikės sėdėti, tai man svarbu, tada man svarbu, bet jeigu tas žmogus nori įsigyti gerą prekę, produktą ar kažką pasiklausyti gali, tai nuostabu, bet saugais, kad netektų kartu būti. Nes tie tokie žemesni dažniai, jie visada norės tik nužudyti, kaip ir nužudė Jėzų, kabutėse, nužudė Jėzų. Čia gavosi dvasinė paskaita, bet, yra kaip yra. Kuo daugiau kalbu, tuo daugiau ateina žmonės pagal širdį, o ne šiaip kažkas. Visi eina kur tik nori, kad ir visas 4 pusės. Kur tik nori. Tai va, dabar labai daugam yra sunku ir be galo sunku būtent dėl to, kad bijo paleisti tas kažkokias senas energijas. Bet iš tikrųjų, jeigu jūs tik paliksit ir žengsit žingsnį, viskas. Jūsų aplinka savaime persistatys. Ateis sielos iš ankstesnių pasaulių, galbūt prieš 5 įsikūnijimus, kurios buvo. Ir su kuriuom sutaps gyvenimo tikslas, viskas. Ir dar norėjau pasakyti apie Judą. Judas yra simbolika krikščionybės. Kai vienas Judas išdavė mokytoją ir dėl to galbūt likę mokiniai neteko mokytojo ir laido į aukštesnį pasaulį. Dėl to kiekvienas turi savo dharmą. Kai jūs kartosit Hare Krishna palaimintąją Maha mantrą, palaimintoji Kaljugos Maha mantra, nes visi viską pripažįsta, ką nori, kad ir užsikasti po žemę, kad ir mylėk visus, kad ir niekada nieko nepasiūsk ant 3 raidžių. Visas dvasinės praktikas, bet vis dar žmonijai sunku pripažinti tiesiog šventųjų Dievo vardų kartojimą. Šri Namah Šivaja, Šri Namah Šivaja, Om Namah Šivaja. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hare Krishna. Taip baisu, kad baisių būti negali. Sekta, kokioje jūs sektai sėdit, jūs atsipeikėkit, kas iš tikrųjų yra ta sekta. Sekta yra sekti kažkieno mokymą. Kieno mokymą jūs sekat. Putpudak. Bijo kažko neaišku ko. Baimiai. Dievas niekada neturi jokios baimės. Tai turi tik dieviškas šešėlis materialiam pasauliui, vadinamas velniu. Ten, kur baimė, ten žemi pasauliai. Ten, kur palaima, džiaugsmas, pasitikėjimas ir amžinybė. Ten aukšti pasauliai. Taip, dėl to sakau, užtemimai apie ką? Apie tai, kad jau susiprogramavot save 18 metų. Ir nieko nepakeisit, tai aukščiau Rahu ketų ir užtemimų yra tik šventųjų Dievo vardų kartojimas. Juk jūs sėdėkit ir kartuokit vieni patys, kas jums liepia grūstis į tas bendruomenės, kur jūs turėsit kažką paklusti ir daryti. Tik aš norėjau pasakyti, kas Judas yra. Jeigu yra kažkokie žmonės, kurie siekia dvasinio tikslo, bet jie susirinko ir jie tikrai nori dvasiškai. Ir atsiranda vienas, kuris ateina tik tais kišti pagalius. O kas yra dvasinė bendruomenė? Jis sakys, visus reikia priimti, visus reikia mylėti. Ir tie, kurie nepritampa, kurie kenkia, kurie patys apsėsti, kurie nenori dieviškojo šaltinio, jie ten ir veržės, nes juos ten priims, nes jie ten turi būti suprastieji. O iš tikrųjų ne. Ne, kaip į šventyklą neinam su batais. Kaip kiaulių neleidžiam į bažnyčią, taip ir bet kur kitur, saugojam tuos 10 atsidavusių, saugojam nuo Judo. Judas tai yra išdavikas, bet jis gali būti bet kokioje formai. Ir tai buvo pasakyta ir paties Čaitanija Mahaprabhu kirtanus neįleisdavo. Tai reiškia, tai yra paremta transcendencija, paremta aukščiausių žinojimų. Taip, kad neįsileisti to, kuris sugadins 10, 100 ar 1000. Dieviškai pradą. Jūs jau susiprogramavot, liko kelios dienos iki užtemimo. Užtemimas bus vandenyje pagal džiotiš, tikrai ne kažkur žuvyse,
vandenio ženklė pagal tikrąjį planetos būtį. Ir labai susijęs su Ketu liūtė vis dar. Krenta karūnos nuo galvos. Daugam ten pikti komentarai, daugam dar kažkas. Ir supratimas, kad joks tu ne karalius. Kaip sakau, vaikystėje tai tikrai visiems tėvam dažniausiai rūpėjo, kad mes verkiam. Guosdavo, pakeisdavo tą pamperį, dar kažkas. Kai tu užaugi, tai yra niekam nebeįdomu, kad tu verki. Ir yra irgi gimčių astrologiškai, kur yra, pavyzdžiui, vandens stichija labai išreikšta. Žuvis, ten skorpionas, vėžys. Tokiem žmonėm reikia daugiau verkti. Jie daugiau emocijas jaučia. Bet jeigu susitinka toks žmogus, ne? Ir tas, kuris ugnies turi daug, arba žemės, jisai vienas eina dirbti, žemės ūkiui, kasti bulves, arba dirbti, tiesiog išsivalyti namus. O ugnies stichija eina veikti, dirbti kažką, tai paveikti kažką. Ir jo nedomina kažkokie mekenimai, kaip sako. O jam reikia verkti. Jis kiekvieną dieną turi verkti, būti su vandens stichijui, maudytis natūraliuose. Ir visiškai apie kitką yra. Ir kai tokie susijungia, jau gaunas konfliktas, ne? Tai dėl to irgi astrologija yra palanku studijuoti, kaip mes matom, kaip mus veikia bet kuris žmogus įsikūnijimas. Kaip mus veikia tai. Ir mes per tai kuriam irgi savo visą ateitį ir dabartį. Dėl to, ant kiek svarbu žinoti, su kuo mes, ar naudinga yra su tuo bendrauti. Būtent naudinga. Deja, bet tai. Ką man tai nulems mano gyvenimui, ar tai man sugadins gyvenimą. Ar mes kartu galėsime eiti į aukštesnių tikslo link. Nes yra irgi gimtys, kurios veda aukštesnių pasaulio link. O yra gimtys, kurios veda į pragarą, vadinamąjį pragarą, į skausmą, kažkur žemyn, patirti tą, vadinamąją tamsą. Ir tai irgi gerai. Dievo kūrinėje beribė. Visi Dievo vaikai, kaip sukūrė, taip ir yra. Mes galim tik priimti. Priimti, neteisti, suprasti, bet nevirti vienam katile. Jeigu kažkam čia jau kabutėse pragaras, tai įsivaizduokite tą tikrąjį pragarą, kur jūs vėliau eisit. Ir virsit tam vienam katile. Su tuo, kurio galbūt labiausiai nekenčiat. Tai gali būti žmogus, tai gali būti savybė. Priimti, kad tai yra, tai reikalinga ir ką man tai davė, kokių nuostabių dalykų. Tikrai patys kabutėse baisiausi, kabutėse žmonės, kuriuos sutikau, tokių davė dalykų, kad tik dėkot lieka. Bet nė vieno nėra. Nė vieno nėra ir tikiuosi, kad nesusitiksim pragaro kubile. Taip. Ir dėl to Rahu Ketu būtent tas visas šitas. Ką lemia? Norai. Kieno norų prisigaudyti. Ir kieno baimių prisigaudyti. Ir kur yra jūsų tikrieji norai. Ko jūsų širdis, vidus nori. Koks jūsų gyvenimo tikslas? Ko iš čia atėjote? Kas tu esi? Kas aš esu? Šri Namah Šivaya, Šri Namah Šivaya, Šri Namah Šivaya, Hare Krishna. Kaip baisu, Jėzu. Tiesiog to. Eisiu geriau Putpudaką paskaitysiu. Hare Krishna.